Nu ką, susirinkom į Golio ir Tado kelionės išlydėtuvės. Gaila nėra Tado. O kiti svečiai kaip ir susirinkėm. Tai jūs pabandysim apžiūrėti. Nu labas vakaras, keliai. Filmuojam. Pristatėms jau buvo, dėl ko susirinko laukia. Dabar visus svečius apžiūrėkim. Ledin. Nu, pasišvies. Alų kažkas pakirta iš karto. Kur? Nieks nieka nekirta. O, nykštuko valstyk. Nykštuko jau kaip karas tiktų. Jau neteis jau karas jau tiktų. Kaip dalgis greičiau. Kitrės kaip kodą, tik įsitai savo. Bet jis jau reikia Tai ką čia sakyt, nori pasakyti? Šnekim. Tai telefoniukas sakyk paliko. Nors nebuvau jokinga. Nu ką, gaila dar vienas kaltininkas. Neatvyko. Tadas. Nu va, aš jau perspėjau. Strienom susukdom. Šiaip ant silpnas iš tikrųjų, žiauriai silpnas. Nežinau kaip seksis. Žmogus vis bus gerai. Kenties, nu net kenties siūsim. Namo ką darysi, Afrikan detalių. Pasikraunu ir varau toliau. Arba reikia varsetą iškart paimti. Atkentėjo Estija. Prisistatai, kaip nori tos standžios tokios plasmasės, pasirengi pagal lankstumą kokį nori. Pasikaišiai. Visi sėd. Ir kniaužnai susirietė kaip kujojo visiems. Žmonės išvedė. Čia ne 40. Išvažiavęs. Pasirižome, kad sakau, žmonės ne ką susirinktų, kokią tą progą būtų, nu vis tiek aš galvoju, kaip žmonės turėtų būti, žinai, kažkiek, jeigu man tos garbės dagas, kad čia visai, aš pats tauselis tą darau, bet vis tiek, susirinkit, bet galų gali pabendrauti, žinai, o kai... Būtent pabendrauti, o kai, žinai, sakau, iš 49, žinai, tai... Tas ir parodo visą vatą. Dabar sakykim, sėdam čiut ne vidurį šitai Žemaitijos ir ką visi veik dabar, sakykim, o taip pas nėra atvažiavę, ką visi dabar veik. Taip jeigu paėmus, sąžininkai, ne? Niek, sėd namus, prie teliko ir rinkš, kaip kujovai gyventi. Po kablukais. Arba po kablukais. Problema, žinai. Nekalbėsim apie liūdną. Nu, kai Rasputins atrodė, prašom. Pas Rasputiną barzdėlį nelengva buvo. O, čia dabar. Tiek nenusirenginėk, Labai jau ištraukti. O, blėd, o. O, Rasputins, čia jie. Какой Распутин? Аллах Акбар! Ебал-то будет Аллах Акбар! Леди не писай! Нормально усидел. О! Леди не пиздок, я сколько там карцуем. О, давай, Čia skaitos nusileido, nukalnų pagavo, karočią ir priešavo. Ganė vavis, nusileidau, karočią pagavo į armiją. Pasirodas, filmavau.
Žinai, seksi borinė. Mano kaip nekai. Nežinojus, ko jis išdarinės. Ble, Norvegija parodysiu, žinot. Lauk, laiškų. Kur čia pyksnė, viską. Normaliai atrodys. Koletka, mažas. O, galvo mažo. Ta baba jėga. Čia ta prasme, ta, kuri pirtis eimas, ta kepurė naudosi. Ausis, kad nenusiltų, nes savo pačią pačią. Nelaimė, inteligencija, kaip blogai, viskas papajai. Aukštuomenės kazokėlis. Охуеть. Сабры и ширинку, блядь. Там торгрюка. Nelaimė, bokalą, pomės. 2 штуки. 2 штуки. Ой, ще мене спяв. А их как первый берёт. Шпаки бактері! Первым и фосфатом. Тепер дрос, не, одна теж штрафос. Как первый дров. Тепер дрос норм. Помидору. Шлешня. Ну сюди. Це поки лише скецняю. Где он дров? Медиа дров. Смеют. Вот теперь. Nu, atvedi durį. Skatus, ne? Žališus. Visi vyrai užaugo ant tavo. Nu, svarbu save įtikinti, supranti. Morališkai. O čia bus įsidėjimas. Kaip sak, visgi Honda vairuoji, kaip tikras Japons, tau gert negal. Опепель, сумерком. Борей били. Лет прибавили. Это сломались, короче, я купить сразу. Вот сейчас я попросила, чекал сынок. Все нормально. Ну, куда убирай? Kaip praeit, taip nefiksuotai važiavau. Žiūriu šveid, žiburėlis. Net neišviršalės palėsėt. Nu, autostradas pamatė. Gerdas, бля, кебра тусинас. Не та острый, шаля стоит. Kas šitais? Я. Уточек. Вот он такие. Pasitraukit, aš šitą. 3 mėnesiam vis tiek, kad girdi, kaip užtekta. Druskėlė. Čia žinokė žmonės. Pasak Kuzova, я pačią keistą buvo mentalėdė. Jau nebėra, bet pasnė kalba buvo, dabar nuosprendis. Dabar pasiruošiau iš visą, dabar bus advokat. Tai turėtų būti. Advokatė, prokurorų kalbos, vidus. Man ką gali būti kalbos, prokurorų kalbos, tada vėl teismų darbą. Gal ir taip. Ir čia, kokį nepaprastai. Stål!
Čia rašo, telefoną pasiėmėte. Čia kita pusė. Grįžo, kuri. Lietų gavo, lietų Žarga, padavė lietus. Aš pats nedrįsau, nahui, duot. Dariau kitam, nahui. Labai prating jūsų žmonės. Aš papras. Aš papras. Man padavė, sak, paduok tam į tavo, aš į padavę. Aš Aš pats nedrįsau, aš neduosiu, nahui, duosiu, nahui šargai. Jeigu šargą duosiu. Aš nedaviau, o tai jau Aš tai nedaviau, nahui, nes aš savo ir patikėjau tam. Nahui. Pradėjot. Jau sakai, im palaikyk, o tu atidavai. Grioška, eik. Arba įvelk tą problemą, makai dalį. Mane šiukšlė laiką. Žarginai. Poezinės. Gėri šiukšlė, tai poezija. Žarginai. Gerbiamus jūsų. Nu va, kaip ir šio vakaro planas būtų judėti šitą kryptimį iki šitų durų. O už šitų durų turėtų būti pirtis. Va, turėtų matytis. Čia pirtis, bus paras. Tapkutis. Grįžtame atgal. Друг, откуда либо? Нера ведущая. Нет, это профессионал. Ты как думаешь, прокрепишь? Buvau, patikrinti. Gerai būtų visas, ne? Baigais, jie protektoriaus patiškos nebuvolis. O sąmonas. Man pirtelėje labai smagu, ji išgydo nuo visų ligų. Drybsau savo būtis ant lentų, o paskui šaltą upę lendu. Man pirtelėje labai smagu, ji išgydo nuo visų ligų. Drybsau savo būtis ant lentų, o paskui šaltą upę lendu. Tiesolai ir žinau. Turbūt, lapinau, turbūt.
Я исправил. Вася издаст? Евгений, Галям, Шарка на этот не шашлыки говорится, продискнуть шашлык. Все нормально. Лапел не дал. Не шалц он был. Снега прекрасно. Бля, заебешь, Какое кается, да? ты как вентиль Так он снега шлепатый кайся. Ледени, блядь. Ну, ледень. Сколько лет ты такие через 10 не подарил, как электроплаватель. Что он дешем метров? Кто белек стал? Не, детская осталась. Две дешем котелюгу, печугу. Ну, как 10 метров покатило. И все. А Герда с утра расчаней, я их ночь гляну, Ну, нормально. Нерси некур, не филмот, не нерси. Не, да похуй. Svarbu, kad parei. Kur tu nersi? Apie sniegą šneku kalbė. Бля, biškis lygiai. Слизко, однако. Komentarą. Supratau, gali praeiti. Be komentarų. Tarsim povedė. Va, prasidėt. Visas žodis baigėsi. Sumuškiš tą burną, ne? Ką, na? Nu, kaip sakau, žinai, Šūda pats. į burną. Nu, baig. Kaip sak, pats išbridęs kito neskandink. Neskandina. Pilnai suprantu. Dar panardau biškį. 12 metų. Praktiškai. Nu nieko, kaip sakant, pasitaisysi. Beviltiškai netrodai dar. O, parodyk rimtai, kaip indienas mūsų. Baliai, pasaka. Šalės vargšas. Sušalęs. Miškė, jo. Nors šiaurinis ir ne pietinis. Pietinėm vis tiek linksmė. Dakaras, Коста ištraukimo vyną. А ты dabar vynas, tai vadinasi. Pasas per myštis čia. Jeigu ištrauktai kažką, Ištrauk banvyną. Daug čia. Įpil, pavaišink, o dabar ištrauk. Nu, bandyk atsistot. Kažkas ten dainavo. Ištraukiau labai didelį, nemanykit nieko blogo. Sausalino butelį. Jo, žinot. Открывал. Na vyno. Ну ты не. Įsivaizduoju, kad Europą išleidė. Aplikalbės. А žemė. Linksmam prie žemės. Cheminė beina, cheminė. Tai sako, eiti daug metų šokite, ne? Nu, kažkas. Tos dostėlius. Kokį? Pavojus. Plastikas, gaudant, šalutiems. O šiai dienai, kokį šokelį. Kokį nors šokelį. Vartukė, ne? Širkinėlius. Širkinėlius. Vieną mokyklą baigiau.
kartus nuomonės, po to išimtinėms perėjom. 20 klasės. Nema tai blėt galvojęs padytas. Jis išauginėja, ne? Jis tada įgurštų. Sutartė. Ir lapėms atkės. Nu, mažu varint turbūt ir pakvietė gintarį, tai prasme, numet namiaužą, kad tavai pakviesti, nu, pakvietė. Kas gal stipriai. Lapėms atkės tokia. Kur iš jūs košti? O dabar tai jau užskridau. Mes čia nėjom. Ir galvau. Oi, ką čia valgo, da? Senas žuvinas. Lietuviškas kumbra. Jeigu gali nufilmuok kvapą. Įrašysim ir kvapą. Gal aš kartą gyvą ko nors pasakyti. Tik, vienu žodžiu, susovkę buvom, matys, ko dariau. Aš jam tau gerų linkėjimų, visą chebra, norėčiau pasakyti visą laiką pamirštą. Ir nors dabar sakau. Da, čia žiūrėk, gyda, drabėk. Kaip čia chebra tusina. Pasakyk, kad sportį ir nepėms, 8-3. Ne, tai gyda napėms sportį, žinau. Jie. Sulauksim gerą. Mes jau sutarė. Na, visai, aišku. Jo. Nu, gerai, gal tu lepėm ką nors, a tik žuvį valgai. Tu tai gilai, gauname biškį. Geros ploties. Gero kelio. Minkšto kapo. Minkšto karsto dugno. Na, kas gal tu ką nors lepteris? Gilai, greičiau parvažiuodamas su taške. Gal tas kėsis kumbrius nori. Tikrai, žuvytis, vandeniukas geras. Dar visas neišgaudimo. Neištažuotis, bet balas. Ne, ne. Tau bonga. Kaip manas nukis, gražus? Patyrės normaliai. Važiuok pagyvėjus kapimentą. Daug pinigų parsivežt. Jo nenori kai ką nurodyti. Sėkmės. Čia vasara 2003 metai. Zarasai. O Nijolė gali Latinai papilnuoti. Nijolė, parodyk ką nors. Parodyk. Intervėjim Agidai. 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 Tomai, eik arčiau, mes tai nebus. Šias galim keiti arčiau filmuoti. Tu vienas nepaeini. Teisinga, Tom, kad kasdavo nors. Niekas nepalaiko Lomškų už Šiausenio Agidą palaikydavo. Nu. Kokį gėdą, ble. Gėda, nėra. Vėdmių, blėt, ir bešlotas. Kem 9. O savo hodu buvo, čia su kažkom atvažiavus. A, nu turėjai tau ne Japonų? A, jau su Japonų? Ja, Japonų. Mondialį 5-50. Kaip geriau. Šalėlai mylimojas gydas. Ne, kur išminarį turi. Bet Kieša toks buvo papilnėjęs, žiūrė, ne? Būtent iš Londono. Aš čia ne prieš Londoną. Ne, tai per vidurį. Per vidurį Londoną. Jau atsidėjęs normaliai ant E5. Kaip sak, labą dieną, mėly televizijos žiūrovai. Sausio 10. Sausio 10, ne? 2011 metai. Šaunam su tadu link Afrikos, kaip sak. Vos spėjom. Dėl mano kaltės prisipažįstu, ką darysi. Bus įdomesnė pradžia. Savo hodą atmojom, kelias dienas geras atlydys. Europoje iš vis 10-14 turėtų būti. Gal visai nieko pasivažinėsim.
Kuro dar pritrūko. Nu, vienu žodžiu, ilgą istoriją gėda pasakoti, kada nors prie stalo. Su įvairiais nesklandumais, bet keltą spėjom. Pats keltas kažkodėl vėluoja. Pasivys, aišku, jūrai. Ir išjudam kanalu. Lietuvėlės, kaip sakoma. Katra atėjo, kol kas bent jau toks pavasaris atrodo. Nors prognozės vėl. Savaitgalį pranašauja vėl. Sniegą, šaltį. O mūsų laukia nuo 15 iki 25 šilumos. Žalumos gal nebus, bet šilumos turėtų užtekti. Prieš akis laukia ilga naktis, sėdimas vietas, prasiraityt kažkaip tai reikės. Laimė Tadui strienas lyg paleido, jaučiasi žmogus gerai, problemų nebus kažkokių didelių. Artėjom prie Vokietijos. Rytas nuostabus, nors naktis buvo ilga, nepatogi, aišku. Palipom į patį viršų, malūnsparnio aikštelę. Saulelė. Toliau gal klostysis viskas geriau negu pradžia. Tai va, radom miškėlį Vokietijoje. Sausas, gan, visai nebloks miškėlis. Beveik lietuviškas. Labai malonę naktį praleidom. Džiaugiamės tiesiog. Biški dar sniega likučia. Naktį šalna buvo, bet nedidelė, porą laipsnių buvo. Gal 3. Pravažiavom šį rytą staigiai Vokietiją. Rytas buvo šaltas ir drėgnas. 10 km iki autobamų, kol davažiavom, iš vis praktiškai neįmanoma buvo važiuoti, grynas ledas. Po to šiek tiek, kol pavalgėm, pasitaisė situacija. Šokom į Olandiją, lyt pradėjo. Laimė šiek tiek sušilo, galvoju apie kokius 7-6 šilumos yra. Pavažiuoti eina ir jau stovim visai netoli, 20-30 km nuo Belgijos sienos. Šiaip nešalta, pasiruošę ganėtinai normaliai. Plikšalą važiavom, paminė. Važiavom, Tadai, plikšalą žiauriai. 40 viskas pataloks. Gerai, kad nedaug, apie 10 km kažkur. Tai va, šausim į Belgiją, pas seną pažįstamą Jūzį iš Skuodo rajono nakvynę. Gamtoj galvoju dar spėsim, nes šiandien nekas. Aišku, bus dar ne kartą tokių dienų, bet, kaip sakė, jeigu ir progą pasinaudosim. Trečia diena kelionės. Esam Prancūzijoje. Vakar šauniai pasisvečiavom pas seną pažįstamą Jūzį. Aprodė biškį Briuselį. Gaila oras, nekoks buvo. Šiandien ryte gana vėlokai išsiruošėm. Lėja.
Bet įvažiavusi Prancūziją už kokį 100 kilometrų. Ganėtinai smarkiai atšilo. 12 su virš laipsnių. Prašokam šiaip ne taip, į patį vakarą jau sutemo. Košmariška. Paryžius vadinasi. Žiaurus ten dalykai. Apie Eifelį nėra nieko šnekėt, kad ten kažkur privažiuoti žiūrėti. Vakarienė jau ko gero trečios dienos, o ne? No, bet Jūzis privaišino vakar, tai pasakyti. Viską atsigėrėm, pavalgėm, skaniai, atsiprausėm, pamieguojam, šiąnakt turėtume vietą nekokią, aišku, neįspūdinga, brūzgynai kažkokie, bet niek. O ką šiaip Tadai, kaip sakoma, apie kelionės pradžią? Gera kelionė. Jeigu vakar nebūtume šnapsą gėriai, būtų dar linksmiau. Nu, ta ko gėriai? Atsisakysi dabar, ne? Jo, šaunus žmogėlis iš tikrųjų. Malonus. Prasidėjome iki kokių 4-5, ne? Nu, iki 4 kažką. Tai va, ta meiga trūkst iš tikrųjų. Na, bet išsivoliosim, naktis ilga. Šiaip pagal sprendžiant iš visko, nu, dar prieš išvažiuojant žiūrėjau tas prognozes, tai vat viskas praktiškai pildas, kad eis tik šiltyn ir mažiau drėgmės, mažiau vandens, tai su kiekvieną dieną ko gero vis bus smagiau ir smagiau. Čia dabar į pavakarę tai jau galėjo važiuoti, nu sakau, plius kokie 12-13, nustoja lyt, tiesiog kvepia pavasario oras. Diplomatą paslaugom naudojamės, pasakyk. Kūrą užpylė. Kūrą užpylė, gaila neturėjom kokių 200 litrų bačkelės kažkur. Po 70 euro centų vietoj 1,40, nu lygiai per pusę. Pavežioja, parodė šitą, kur Landsbergis, kur Grybauskaitė sėdėjo ir taip toliau, kur pats darbuojas. Tai va, tiek žinių, kabinsim košelę ir apapa. Prancūzijai čia, nu, bendrai kol kas dar nieko, ten šiek tiek ir tom autostradom pavažiavam ir visiškai tokiais nesuprantamai mažais keliukais, bet lėtai, aišku, jinai čia eis. Buvom iššokę į mokamą ruožą, nu, irgi ten už 28 km litą 40 eurais sumokėjom. Antrą dieną Prancūzijai. Baigiam važiuoti. Šiandien nieko ypatinga, tik nors oras nuostabus buvo. Plius 15 nemažiau, be lietaus. Susiradom nakvynę prie upės. Tadas kelis slėgelius. Bandys dugninį. Lašišų gal ne, bet sakė, upėtakui tai normaliai bus. Jeigu neeisiu, mačiau ant kalvelės ožiuką ganos. Reikės. Fazanų galybės, o matė fazanų? Ne, mačiau tik stirnų galybės. Prieš pat nosį autostradai padanga, sproga, skeveldra nedidelė dar tokia kažkur kliuva. Gerai, kai iš vis netiesiai į veidą. Po Paryžiaus rami dainelė. Jo. Važiuoti malonoms, šelta plius 17 gal. Dabar šiek tiek pakilom į kalvas, tai jaučias, kad biškiai atvėsa prie upės, slėnis. Bet vis tiek 12-13 tai ir. Vienu žodžiu, sausio vidurys neblogai.
Žiūrėsim kaip laimigiai. Tadas sakė, per filmus įmatęs Prancūzijai žiauriai, kliaus žiauriai gers. Žvėris jo, apie žvejybas. Nu ir, turbūt. Ir, bet čia, kiek esu matęs labiau karpius prūdose, ten dar kažką. Ir čia aišku kaip nebus. Šiandien spagečiai su zelciu. Meškeris netoriam, mes jam dugnėm. Sukurioks ir mačiau toks gražus. Jeigu teršta, jie kas nors paims. Gal vakarop arba rytoj ryte kas nors. Poras laikų. Nu, vieta nebloga. Dangus apyšvaris, neturėtų naktį lyti. Pirms laimikis už gerą pusvalandžią. A nenuėda? Šapals, a ne? Aš matau, kai jis žiaurinis. Usorius! Veizė, pusuoris, draugelį, nepaleis čia į žuvies kilograms. O tai tau. Vienam gale kablys. Le France pasitink mumis, va. Gražuolis. Žiūrėk, čia pavalgėm arbatos, atsigėrėm, tik to net nespėjom. Jau antrus nudrapalincijai. Kils be mažu, ne? Nu, bus 700. Poikė. Naktinį tik. Pasiruot, kas sutaškas iš pačių. Liachai. Parodyk tu burnelį, kad jį matei. Taip išarčiau. O tokiai čia. Usorėlė. Kubiniais burnuo. Poikė. Reiks leik išprašyti kažkam dar kartą. Bet kam gražiai jėmė, ne? Agresyviai. Takų šiandien nezelcas? Ne, nezelcas šiandien. Žuveliuoka. Taip, karek varyt sleikų da. Nu. Kad ten matos tas leiks, bet nebišyjimsi aš anu. Trauki vis. Žinosim, kad reik tokius veitos stuotis. Pasivarysim, matysi, kad su tem sleikų čia bus. Veinas kylės, kad žiūrėjau, pelną. Nu, gaus tu nors. Ant ruskėn kuobiniaus. Nieko neturi. Ant ruskinio kuobiniaus prancūziški usorė. Parodyk apkėbą. Panašią parodys imitaciją, tie buvo padaręs. Ir tie. Mes iš ten pamatėm, kuda načio. Ja. Be maž 50 metrų. Gerai, gerai. Mauk čia į fotosesiją, kaip sak. Ant išgyvenimo varam. Nutarėm nieką nepirksim iš maisto. Fazanus rinksim, nudaužytus ant kelio. Šeškus. Išvėjuosiam. Va. Gerai. Jo, čia geras surprizas. Gerai, kad tu sugalvotų gaidok pakabingu, tokį matei ištraukė be efektą. O dabar kėdėjimą pamatėjom. Svarėlį. Einam, skutam. Galami petelinį. Reiks. Ne tau tai buvo kuo. Ne, tu jums savo, kad tik tu. Ėjom ieškot naktinių sliekų.
Ir užmatėm salamandrą. Ir aišku, su kamera nesimatys. Jums savo prožektorių. Bet šiaip ir juoda su geltonom dėmėm. Palauk, aš pafilmuosiu tada, išjungsiu tada ir apšviesiu. Norim nupaveiksluoti. Savotiškai, aišku, bus įdomu. Ir iš ryta gavom jėmimėlį, sakė, skanus guolis. Jo, šapals. Šapals. Tik tai šapals. Slyski apač, taip jau neištrauksi. Nežinau, aš noriu persivaryti per tus krūmus. Čia šakelis nulauš, nachai. O, žuviais jį. Gražuolis. Nu, neblogas. Irgi kokie 800. Bet apie šapal nesuklydau. Tai apie mislio, kad čia nuturbūti. Ja. Puikiausiai, bet trūksta rausvos spalvos pelekam. Biški skiriasi negu mūsų, nu, bendrai. Kas ta kakta ten grobt galai? Nu, ir kažkoks, nu, sūžiais papuliavęs biški, bet toks kaip būtų, kaip laužs daugiau. Atrodo, kad pažeista, žinai, taip normaliai. Ne tik tais dantų. Nors čia ir šonai šitais ir lygtais pabraižyti. Čia gal toks žvėriais daugiau, udrinis. Galbūt. Ką mes darysim, vis tiek, ko gero, leisim mano atgalą, ne? Čia vienas ašakas iš šono ir... Nu, šiaip tų nuoro žuvė dabar didelį nėra, ne? Aš galvoju, ko reikėtų, na, taip sak, dovanoti prancūzam. To labiau ir reis nebuvo, ne? Ne, į lupelę. Įsipainiok į ziltį. Opvėl. Dornelė, sakys. Darnelė. Gerai. Sakoma, žuvies dievas mums atsidėkos kitas iki. Arčiau pietų pradėt vėl šiltą, ne? Jo, iš pradžių rūks. Sklaido smigla ir... Dabar keliukų tokį iš vis nerealių fantastinių važiuojam. Va tokia šiąnakt buvo šalna, minus kokie 4-5. Važiuot vėsoka, bet greitis nedidelis, pradėjom kilti kalnus, serpantinai. Tikrai, kad sargiai, be abejo, posūkiuose ir taip toliau ledas. Jo, šalna buvo rimta. Tadas net su savo kelių sluoksnių patalais sušalia žmogus. Prie nemažos tokios žuvingos super upės
Išmiegojom. Vakar vakare matėm ne mažiau 2 kg upėtakį savo akim. Šįryt ryte Tadas bandė. Blizgelė vėjas. Kokį 1,5 kilogramą gripštelė, bet nepasikerta. A, ten su tokiu botkačiu be abejo ir nepakirsi. Kaip Tackas sako, esam šmigiai, kad neįsidėjo meškerių. Reikėjo, nu niega. Ispanijai žiūrėsim, kad nors organizuosim, gal taviškiai turės, o gal šiaip kokį dešovkę. Mes dar visą kelionę prieš akis ir taip va. Dabar čia vėl pamatėm atslėnį tek upeliuks superinis, ten pilna upėtakių garantuotai, o nėra kas veikt. Neturi man ko. Jo, iš ryto parodins man savo. Šuonus viską filmuoju. Bet nieko. Neperdedant, va. O taip. Metras nuo krantą, vandenėlis skaidrus visiškai. Netoli Andoros sienos esam. Šiandien aną prašausim ir jau nakvosim Ispanijos. Matas. Matas biški. Tokios tokelės, judėsim toliau. Nu, pradėsim važiuoti tokiam vietom. Smagu, gražu, bet norisi dažnai stoti. Filmuot, paveiksluot. Vakar matėm jau tos aukštikalnės, bet labai per rūką, blankiai. Šiandien va pakilom į kalnelį vieną posūkį ir atsivėrė visas grožis. Super, super vaizdas. Be abejo, čia dar už gerų kelių savaičių būtų dar didesnis kontrastas, kai pradėtų viskas žaliuoti ir aukštikalnės su sniegu. Bet dabar irgi tuoj dienos, vėl jaučiasi bus diena graži, daug saulės, šilumos. Super! Lietuva toj pamatys nepio. Čia visų blogybė. Aiva. Važiavom. Fainas vietelės, daug upių upelių, įvairiausių nuorodų, į visokias uolas lysti ir taip toliau, bet kadangi neturim laiką, kaip visą laiką, tai tik tais, kaip sakoma, džiaugiamės, ką matom pakeliui. Pradėjo šilti. Ir malonums nesvietišks sausio vidury. Tokios upelės. Ir tokį kalną. Aišku, žuvelį šį ir pelną. Neturi meškerės. Pakol kas.
Žmonės pramogaun. Vis dar kylam į kalną. Esam Andoroj. Slidinėjimo trasa. 2 kilometrai 200 ar 300. Ko gero pakilsim į 2,5 kilometro aukštį. Smagu. Termometras rodė +18. Nu va, iš Andoros važiavom į Ispaniją. Nudžiugino Andoro kainas, benzino kainas, ta prasme. Tik biški virš eurą. O į dėdelę apsidžiaugi, kai tai pylė tik 9 litrus. Už tą tadą šiaurė nusivydė. Per stebuklą pirmą sykį mažiau pylė nei aš. Tai va, esam Ispanijoje. Judėsim dar porą šimtų ir nakvynę. Ir tada pas Giedrių su Jolanta. Iš Vilniaus pradėjom. Kožną naktį matom mėnulėlį. Bet ir keliaunam su mėnuliaus fazėm. Ispanija. Stebėtinai greitai šiandien viskas keičiasi. Iš Prancūzijos įvažiavom į Andorą. Į aukštikalnes. Po to persivertėm Ispaniją, vėl sužemėjo, bet automatiškai žinoma visai kitokie kalnai. Šilčiau, vėsiau. Įvairiai. Šį vakarą mažiau bevažiuosim, kadangi rytoj tiesiai į nakvynės vietą, tai galima bus atsipūst šiek tiek. Eina, pasižvalgysim biškį, jeigu ką, šautien ant aukštumėlės, norim biškį paįvairint nakvynės vietą, ne vien tik prie upelį kažkokios aukštumos. Bet vyno neturėm. Vyną! Užsiraukt reikia vyną. Ispanija, pats matai, ne mandarino, ne vyno, nieko nėra. Kaip sak, antrą lietuvių tėviškę ar trečią. Vėl nežin, kas po ko ein. Airija, Anglija, dabar ko gero jau visą Europą. Nu, Ispanija. Judam link Valencijos. Ir iš vakarai gerą rūką įsipaišėm. Baisiai jau tos drėgmės daug gavom. Šaltis labai greitą, stiprią paspaudė iš plius gal 17 iki plius kokių 3-4. O dabar išves plius porą laipsnių. Čia jau nebe rūka, bet iš ryto turėjom be galo didelį. Gal kokį 50 metrų, 70 atomams. Ar bus, pradėsim važiuoti. Na, Golis sako, čia turbūt šamų. Būtų nakvynė. Bandytumėm? Su karklais. Su karklais. Ir su tualetiniu popieriu.
Pagaliau išvažiavom iš to rūką. Saulelė išlinda, iškart nuotaika kitokia. Vietos gražios. Neįprastas mūsų akiai. Ir kur tik laisvesnis plotas, kiek akis užmato, visur įvairiausi vaismedžiai, bet... Mandarina čia ir mandarina, matei. Nematau aš tų mandarinų. Ne vieną tą mandariną nematau, Tadai. Galbūt ir mandarinai, bet šiaip visokiausi antais be lapų. Ir taip toliau. Nesiginčiu, medžių nepažįstu, mandarinus atskiriu, bet nėra, nėra, Tadai, nėra. Abejoju, ar mes ir gausim, manau, kažkur tai paragauti. Nuskien, bet tai kurą nuskien, matai, kad niekur nieko nėra. Veizėsim. Gal kur nors netyčia ir užmatysim. Žiauriai nepatenkinti šiandien. Ypač mano darbo filmavimo, kaip sako. Reikia sanami taisyt, marat, prie viso. Mačiau rezultatą. Rezultatą. Šiaip oras geras, pravažiavom miestelį 12-13 laipsnių rodė. Dabar tik šils, aišku. Vietos įdomios. Bent jau man čikė. Keliuks fains. Kalnų toksai siaurs, asfaltėlis, ne pačios geriausias kokybės, bet baika. Apačia vingiuoja žvirkeliuks. Jo, tu. Sak, mažiau Tadai, mane kritikuok, daugiau pats darbogis. Nu va, maunam tokio kelio. Siaurs iš tikrųjų. Serpantina labai gražią. Akmenį suolą ir išdegė mišką, matyt pridau tokį specifinį vaizdą. Šiaip čia turėtų būti žalį visur. Bet gaisras ir labai stombi mastą prasinešęs. Visur degėsi.
sausio vidurį. Ors, va toks. Neįvėja, nieka. 13-14 šilumelės. Dabar taip esam jau. Buvom virš 1,5 kilometro, dabar kilometras 200, 300 kažkur nusileidom virš šilties, aišku. Kaip dreiris pavasarinis, tu teik tos saulės. Šilumos pasielgės. Žiūrėk, ten kažkoks Maču Pikčio matos. Čiplembam. Tu sėdėsi ant to motociklo, suragėjęs į kaulą, tu dabar džiaugies, kaip sakoma, ką matai. Aplamai man iš vis. Pats važiavim, steik malonumą, stengiuos posūkėlius biškį, kaip sakė, grėžčiau paimt viską. Čiplembam. Šniegus galas, iš tikrųjų čia stačiau nei galėtų pasirodyti palei tų akmenoką. Tai dar tų statumų bus, bet pats visi vaizdai, kaip sakoma. Ispanija. Ne tiek, kaip sakoma, mandarinai, kažkokios šalintas, nudegusios vietos, bet randamės fantastišką grožę pušynėlį, kad ir nedidelis, švarus, šalts vandenuks. Upė tokiukų mažų turėtų būti, ką? Na, šiaip galėtų būti. Galvoju, kad turėtų būti. Jo, nuostabus pušinėlis, ne? Pušelės, ką gera, paprasčiausias. Nusileidims buvo geras. Serpantins skrūt. Čia savo po to tiltų nakvynę, ne? Mašinų praktiškai nepravažiuoju, upelis čia pat, nei lietus, nei ką. Ne vienas mašinas. Šilta. Čia vėt tokias pat navigacija. Na, kartais navigacija super keliukus atranda. Iš tikrųjų pagal žemėlapį reikėtų paprakaituoti, važiuojant tokiais keliukais. Fantastinėm vietom šiandien važinėjame su Tadu. Tik nusileidžiam kažkur, vėl serpantinais kylam. Keliukai matos absoliučiai praktiškai nenaudojami. Aplamai labai mažai gyvenamų punktų tokių. Tai va vėl kilsim. Tiksliau jau kylam. Keliukas va toks, viena mašina tik pravažiuoja. Ir aitos į viršų, vėl ko gero spėjai, kokią 1,5 kilometrą kilsim. Nors ir dabar kilometras 300. Oras geras, nu, sakau. Kol kas kelionė klostos fantastiškai. Super. Sausio vidurį, tai išvis kažkas nerealaus. O taip atrodo visas tas reikalas. Smagumėlis, sakau. Tiesiog žodžiais nemoku perteikti, kas viduj, kaip sakoma, verda. Galima rusiškai tik nusikeikti daug kartų. Bet tiek to. Artėjom prie kurortinį miestelę kažkokią kalnuose. Čia jau tikriausiai jau jaučias, kad
Drėgmės nebūna per daugiausiai. Šiek tiek vėjelis sukilo, gal tik kalnuose. Šiaip oras geras. Na, vaizdą vis dar stebėm. Nors ir daug prifilmavom, bet akis išsiaugusios matyt. Sakom, gerą veitelį. Išskirtiniai paprasčiausiai, tai vaizdai netokie. Gerą veitelį būtų nakvynė, ale bet kad žadam lovos mėgo čia naktį. Vyną gerti, alų. Tas tadai labai aktualu. Įkai vens. A, čia įsikortumėm. Spiritanam, tik tais kiekvieną vakarą. Ir va toks vaizdelis būtų. Važiavom pietinį Ispaniją, Viduržemio jūrą. Mėnulis jau patekėjo, šiaip nerealiai diena pailgėja, sakykime. Nu ir viskas keičias kardinaliai. Kelių rūšių palmės. Ir jau gal kokį 150 km važiuojam. Nerealaus masto plantacijas. Nerealaus masto. Pagaliau, Tadeliui pati borna jaukas. Im didesnius, ko tu čia? Nu, kaip sako, mes ant tiek ištroškė ir žmonės, kad renuskin jau tiek, supranti. Ar jums atrodo, kad nesiskin? O tokiam stiliui ir sakau, nu, tiesiog tūkstančiai hektarų. Ten už kalnų saulė nusileido, vėl atvėso, šioks toks rūkelis dedas. Gražu, įspūdinga. Neįprasta, aišku, kas svarbiausia. Eisim ragauti. Nu, pralup kokį vieną. Pralup kokį vieną, sakau. Bombas, net atlopti. Eik. Tai gal bus net neėdami čia iš vis. A tu sakai, čia mandarinai, kažkaip man į apelsinus neneš. Bet mandarinas kvepas. Nu gal ne čia tokį. Bet aš galvoju, kada nu visgi kelių rūšių yra, ne? Nes medžiai skirtingi, bent jau iš dydžiaus. Iš dydžiaus skirtingi. Nu. Porūkštis. Gal dar nedasirpė, girdi, jeigu ane važiuos skinti pietus ten po kelių šimtus kilometrų, tai gal nuo pietų pradėt? Ar ne paskui, sakai, susistau? Dabar parsiu tokius pat paskutinius. Ar ne? Nu, ko paragaunam biškį, leisim, iš tikrųjų, iki to miestelio, nu, nedaug beliga, bet dar ko gero reikės laukti kažkiek, nes anksti dar būsim atšoję. Čia paskutinių 150 km autostradą paleidom. Ir viskas. Tadui nepačiai. Ką? Gerai, dabar jis įkiršė. Aš bent jau manau. Nu, žiūrėsim. Na, tų čia netrūks iš tikrųjų. Čia jau pradėt mažėti. Padarėm nakvynę. 2 nakvynės galos. Giedrius su Jolanta. Sartam Kijus, biškį tokiom, sakykime, mikesnį veitelėm. Lygesniom autostradom. Ko gero, paskutinė nakvynė turėtų būti.
atrasime Europo, Ispanijo ir rytuo greičiausiai kelsimės į kitą krantą. Nu, vaizdą pasikeit stipriai. Andalūzijos kažkaip regionsa neskaitos. Andalūzijos regions, tokias lygumas. Su maždaug tokia uoliena. Bet lygumas gana aukštas, virš kilometro, vis tiek važiuojam visą laiką. Aplinkui dar su sniego antais. Važiavau biškį su nuostolė šiandien. Valiau nusuoką troselį. Spidometrus neberuoda. O aš eilinsikį akinius pamečiau. Galėsiu kolekcionuoti pradėti. Čia peiškom veitas nakvynę. Bet tokia jau kalvota ir molis. Čia musėt alyvogės turėtų būti tos, ja. Ir alyvogės. Paprobysiam. Nu va, įsipaišėm nakvynę toj kvietelį neblogą. Un kalnioką. Šiaip labai panaši veita Juodkalnijo, kada buvom kalną, tai tokiai pat. Rytoj į Afriką po pietų. Nu, sulaukėm rytą. Davė šalnelės va tokios. Minimalę laipsnelį gal kokią. Šalna. Pilnatelė gražia buvo. Prašveitusi paryčias, bet meiksiai tai nefilmavom. Nežinau, gerdas, bet pelna paukščių yra. Pelna paukščių. Čia Ispanijoje dabar kapsėja, kap žemės ūkio darbą visur. Vėsi lopinėlė, viskas yra užsodinta, kiek tik įmanoma. Arba uola, arba žemdirbystė kažkokia. Laisvos veitas nėra čia. Ten jie reišutukus, tai Migdolą tikslė čia mum išsigelbėjimus. Ir skani tokie sultingi, matytame kevalį, kadangi peržėjimo vojai. Šiotki Migdolėlę prisivarysim dar į tašį. Nu va, bandėm susigaudyti tą pišuokį laivą. Galvojom, kad į tų, pasiruot, kad ne. Nemažas judėjim šiaip čia vyksta.
pasimituoti laivatį. Bandom išplauk, bet ispans nepaleid šniūrą. Sak, du iš Estijos su motais atlėkė. Apkatkę daro. O, čia tuoj turėtų suliekti visokių žuvėdro. Istorinis moment. Paliekam Euraziją. Šausim su afrikytėm į Afriką pasivažinėti. Jeigu kas įleis, aišku. Kosminių greičių lekiam į tikslą. Dėja normaliai, apsubu. Da, kilt. O, pradėjo jausis vibracija, kritinės apsukas. Čia, kaip sak, ne motas nepastumsi, geriau, kad neuždusto. Bet šniūrim tvarkingai. Dėjais motorais. Tiksliau motorų venėsi kiek, dėjais raiktais. Jo. Turės motočius? Turėjo pririšti. Tam ir statė ant tų kilpų per vidurį. Aš bent jau taip tikiuosi. Jo, šaum gerai. Jamba, leka išprotėjęs, vėl. 54 eurų štai. 54. Iš uosto, kol išplaukėm biškį ilgiau, kaip visą kelionę apie valandą turėtų trukti. Čia tai tvarkingai šutėm. Juodasis žemynas. Ceuta miestelis. Gana nemažas. Rasim išvažiavimą. Ko gero nebus labai lengva. Žvejų kelias valtelės. Prisižiūrėsim dar tų čivakų. Nu ko, šiaip netai persikeliam per tą sieną. Iškart šoviau vieną blyną. Nei pats supratau, nei tas iš paskas, kur važiavo ant žiedą. Vieną žodžiu, su taksistu kažką susimojavom. Žiedą parodyk. Ir, nu čia iš vis dar kurortai konkretus. O paprašytai žiedėlis ir viskas. Matė, ku parodytas važiuodam dabar. Ne. Ar rimtai? Matyti, paslidinėjai irgi kažkur. Galbūt. Kad slidi. Galbūt. Na, atsakau, geriau važiuoti žvyrkeliu, negu hui paimiau kažkokiais šitais asfaltais. O hui ne, svarbu nieko, nei pačiam, nei motociklui. Biškį alkūnę pridėjau, bet pohui. Nu, ant sienos aišku, ten, blėt. Beždžionių krašt nėra ko norėti. O biurokratija paprasčiausiai. Nuo vieno pas kitą, kas nori greičiau, tos patį pasą dėt kažkokį tai pinigėlį, kaip sakoma, ir taip toliau. O tokiam stiliui. Pirmosios bėgelės. Šokam iš tos autostrados. Ir pasukom kažkokį kaimą. Nežinau, tik ar užsibaigs, neužsibaigs tas kelias. Na, tokiu variantu aš galvoju, kad mūsų laukia labai daug. Smagumėlis.
kalnus tokius įsirojom keliukais, bet kas iš to, kad mane niekur neved, ko gera. Nėra kur įlyst nakčiai. Kų darysim, grįžom atgal ar dar tiesiai važiuosim? Žinau, aš dabar. A nežinai? Šansų daug ką visur nepatmirs. Ne, tai taip ir bus. Aš taip net nesitikėjau. Afrika, čia kur tų gyventojų belekiek. Privažiavom. Tats net nebando. Nu, nevažiuosi? Avis įstrigai? Įstriga tats. Ten kelelis. Bet nežinau, ar ir prasmės paprasčiausiai važiuoti. Nes važiavams ganėtinai nesilpnas, bet jeigu jokių rezultatų, tai... O rezultatai tokie. Visur pilna žmonių, gyvulių ir taip toliau, asilai bliaub. Reik pas vietinius eit prašytis jau pirmą naktį. Biškį ankstoka būtų.